Na, vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, žinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Irgi čia, lindo iš čia, kaip nors netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labas rytulis visiems. Iš vėl šitą lauką. Grįžau į šitą laukelį šiandieną. Nes aš buvau įsitikinęs, kad čia dar tikrai sidabro turi būti. Praeitą kartą radau 2 sidabrinės monetas. Sakau, kodėlgi negali būti dar? Na ir pradėjau čia vaikščioti, šiukšlių daug. Aišku, laukas gerokai padaužytas, bet sidabro vis dėlto yra. Buvau teisus. Vat, tarp šiukšlių visokių. Pirmas toksai radinukas šiandien geresnis. Viljamo 3 6 pensai. Padarytas meilės žetonas iš jo. Buvo tokia tradicija seniau. O tai va sulankstydavo ir įteikdavo vyrutis merginai. O kadangi šitas meilės žetonas lauke čia nais valiojasi, arba jinai buvo žiopla ir pametė, arba išmetė ir vaikinas liko nuliūdęs. Jo, va toksai va iš 6 pensų padaryta, čia iš 6 pensų monetos padaryta. Tas meilės žetonas. Viljamas 3, 17 amžius, 17-18 amžius. 18 amžiaus pradžia arba 17 pabaiga. Na, paprastai būna ten 1690, ten 6, 7, 8, vat toks. To pavalysiu, pasižiūrėsiu, gal net ir data matysis. Pirmas toksai radinukas. Dar vieną monetą radau. Airišką, ten Jurgio 3 bus, bet tokia nudvėsus, tai neapsimoka rodyti. Tai va, toks radinukas. Valiau, sidabras, pirmas. Paprodysiu iš arčiau viską. Taigi papurkšim vandeniuku. Biškiuką šitą reikaliuką. Ir gal net pamatysim datą. Oi, čia su data bus problemos, aš manau. Ai va, yra. 1690. Kiek tenais? Arba 1, arba 7. Va čia va viršui va yra. Gal 9,7. O gal ir 1. Va, tokia va moneta. Kita pusė. Vargšas nutrintas Viljamas. Dar šiek tiek matosi vat jo. O, tokia va monetėlė. Sidabriukas. 3 šitą lauko išdaužyto klubo. Gal dar ką nors rasim? Toks signaliukas fainulis. Tikiuosi jums girdėsis. Pabandysime su pinpointeriu. Pastu šiukšlė. Tik tai šiukšlė. Paėjau praktiškai kelis metrus. Signaliukas. Padaužiau biškį šitą grumstą. Žiūrėkit. Kaltinulis iššoko. Kaip iššoko? Jis dar tenais. Jo. Kaip gerai. Ką? Normaliai čianais mes. Ir kaip man jį dabar čianais sulaužyti. Nepažeidus šitos monetos. Dabar nenoriu aš jo. Žinokit, išjungsiu. Ištrauksiu gražiai. Parodysiu vėl. Nes kažkaip nesinori man jo sugadinti. Antras sidabras valiau. Nu štai, pavaliau aš jį, ištraukiau iš to grumsto ir prašau jums ilgasis kryžius. Kas per monarchas, tikrai nepasakysiu. O, tai turbūt atvirkščiai reikia žiūrėti. Ne, šitaip va.
Vargšas visiškai nutrintas, karūna tik matosi, veidelis nutrintas. Va, toksai va, apkarpytas gerokai. Seniau karpydavo tos kaltinukus, vogdavo sidabrą. Ja. Tokie va reikalai. Ja, smagu. Kaltinukas. Nu, žinot, vaikštau čia per šitos va, per šitą žemelę, taip, tos grumstus. Ir netikėtai išlindo dar vienas sidabras. Pasižiūrėkit. Čia jau bus šilingas kažkoks tai, kažkieno tai. Aha, kaip manyti, dabar čia išimta, atrodo, viskas paprasta. Bet, o. Opa, kaltinis. Kaltinukas. Eikit sau. Dar vienas ir didelis. Come on, plaukis. Čia bus Čarlzas, matau pagal herbą. Čarlzas pirmas. Tam, kuriam galvytę nukirto. Paukšt. Šilingas. Sau mano pirmas šilingas ir visas apkarpytas. Visiškai apkarpytas vargšas. Blemba, kaip gaila. Nu jo, čia detalių tai neypatingai matosi, vat. Taip. Va, matot. Čia bus Džeimsas. Jokūbas lietuviškai vadinasi. Jo, čia 12, va, matot, romėniškai skaičiais, tai čia 12 pensų, o 12 pensų lygų vienam šilingui. Ir va, toksai, va. Kaip gaila, kad jisai visas apkarpytas. Bet vis tiek smagu tokį rasti, ką? Vis dėlto metelio jam yra. Gaila, kad portretą tik tai biškį. Galėsiu įdėti, parodysiu, kaip jis turėtų atrodyti, bet, nu... Jo. Trečias šiandien sidabras. 2 kaltiniai. Nu, labai pasaka. Man žiauriai gerai. Matau ir laukas išdaužytas. Spaudžiam tokius, va? Nu, tokį daikčiuką radau. Arklio pakinktas žiedas. Vėl nežino, kokia čia jisai. Kiek čia jie metų yra. Porą šimtų, manau, vis tiek bus. Toksai va daikčiukas. Jo, fainas laukas iš tikrųjų. Nesitikėjau. Šiandien galvoju, atvarysiu, jeigu vieną sidabriuką pačiupsiu, o čia iškart 3. Labai gerai. Staiga. Taram. Kažkas įdomaus. Sidabras dar vienas. Antpirštis. Antpirštis, draugai. O, kad jam čia kliuvo vargšui. Lėktuvai skraido. Vėjas pradėjo pūst, nusisuksim nabėjo. O, toksai va daikčiukas. Suvarytas visas, aišku. Bet visgi sidabrinis antpirštis. Ką, 4 sidabras šiandieną? Sakyčiau, visai neblogai einasi išdaužytam lauke. Na tikrai, čia kažkas neįtikėtino. Nu, gerai, paėmam ir eisim toliau. Nu, tokia va sagulę ištraukiau. Lyg ir karinė, sakyčiau. Kažkokia nematytas ornamentas. Nematyta man jinai. Gal čia kokios policijos ar gaisrininkų. Reiks pasižiūrėti. Jeigu išsiaiškinsiu, parodysiu, kas čia yra, bet nežinau. Auselė sveika dar. Biškį paplota, bet nieko. Nu, paimsim šitą. Šiaip sagų nemėgstu, bet tokios va visokios įdomios. Kodėlgi jų nepaimt? Šokinėjau per šitos grumstus, kaip kokia kengūra. Piau. Ir vat pamačiau išorėje gulinčią monetą. Moneta gerokai pastrigus.
Ankstyvas Jurgis. Čia bus Jurgis trečias. Puspensis. Pusė penso. Būna 1800 ten pirmo dešimtmečio. Ten 1806, 8, va tokie va. Gerai, imam ir lėkime toliau. Gera diena visai. Taip, išlindo kažkokia plomba. Kringeliukai kažkokie tai ten matosi ant jos. Nežinau, turbūt jums nesimatys per šitą kamerą. Kringeliukai matosi. Bet kas iš jos? Švinas. Švinų nemėgstu. Dedam čia nais. Tai va ir vaikštam po lauką. Žiūrim kitas pusės, kas čia nais. Čia biškį tuštoka. Toj pusėje daugiausiai buvo radinių. Dar turiu vieną lauką kitoje gatvės pusėje, dar niekada ten nebuvau. Vaikščiosiu čia nais, pakol neatsibos. Monetėlę pagavau va. Viktorijos fartingas, 1/4 penso. Smulkiausias pinigas buvęs Viktorijos laikais. Fartingas. Nors iš tikrųjų dar buvo bandymų dar ir trečdalį ir ketvirtadalį fartingo išleis, bet jie nelabai populiarūs buvo. Tokia va Viktorija. Visai nieko. Bent jau šitą pusę. O šitą pusę tai jau Fiderzainas jai. Gerai. Tokia mane tikė. Jo, biški nelengvas darbas tos grumstukus daužyti. Grumstai. Čionais buvo šitaip, va. Maždaug daužiau. Bet. Atiduok. Saktėlė. Turbūt Viktorijos laikų kažkur tai. Vis tiek kokią 150 metukų gali būti jai. Jo, bet čia prasidėjo tokie grumstai dideli. Oi, kojytės degs, jaučiu padai degs nuo lakstymo jais. Bet ką padarysi? Nori rasti, reikia ieškoti. Tokia įdomi moneta papuolė. Man panašu, kad čia yra arabiška. Arabiški rašmenys. Stora gana tokia. Kažkokie hieroglifai ten užrašyti. Ar tai kokie turkai, ar dar kokie velniai. Kažkas tai iš tos pusės, nežinau, kažkokie tai arabiški, sakyčiau. Gerai. Kažkas tai naujo, kažkas kitokio. Įmam ir einam. Ar tik tai nebus čionais žaislinio pistoleto šitas būgnas? Manau, čionais jo žaislo dalis. Tokius daikčiukus dedame į šiukšliniukę. Šiukšlinikai jau sunkiai darosi. Bevaikštant su mano geru draugu, Deusu, pirmu, kažkas išlinda. Kažkas pasirodė paviršyje. Toks geras blinčikas. Kas čia yra? Ar tik tai ne Cartwheel Penny. Čia bus Jurgio trečio. Olio, šaiba kokia. Karts nuo karto jie pasirodo. Jie visą laiką. Tik vienais metais jie buvo leisti. 1797 metais. Vieni metai buvo pensas ir 2 pensai. Čia sakyčiau 1 pensas. Bet su tokiu vario gabalu galima ir žmogų užmušti. Kai šveistum į kaktą. Pavalysiu, parodysiu iš arčiau, kaip čia įsilaikęs. Dažniausiai jie jau būna numirę, nes varinės monetos nemėgsta išsilaikyti. Vario gabalas. Ok. Štai va, kaip atrodo Cartwheel Penny. Jurgis trečiasis. Matosi, dar jo kažkiek tai veiduko, bet vanudžiūna ir nieko nebesimato. Čia yra Britanija, o taip, nežinau, matysis jums kas ar ne, bet
Čia Britanija sėdi. Ir data turi būti va čia užrašyta apačioj. Bet nieko nesimato. 7 matosi. Jo, 1,7. 9,7 turi būti. Tokia šaibėca. Grįžo įgurėjo. Tiesiog sudiskavo ir iškėlė. Nu, tokios dar niekad nesuradęs. Pažiūrėkit. Čia ne rudien, čia pliena turbūt. Čia tai saktelė. Aišku, jau modernesnių laikų. Nežila senovė. Jo. Toks įdomus egzempliorius. Bet to šitą neimsim namo. Dėsim į šiukšlinę. Ne tokių dalykų aš ieškau. Buvau nubėgęs kitoj gatvės pusėje pasižiūrėti. Nieko ten gero, visiškai tuščia. Načinais va grįžau. Kulipka 50 kalibro. Amerikonai šaudė. Iš kulkosvaidžio M2 Browning. Tokie kulipkėti. Skambėjimai atsakančiai. Kągi, bandom toliau. Ar tik lietučio čia nebus man? O aš vaikštau, vis nepasiduodu. Ir va, kokį užsegimą radau. Wow, nukrito. Nukrito. Va, koksai užsegimas. Čia kažkoks tai kaip prancūziškas tas. Kažkas tokio. Tas simbolis, ta gėlytė, trilapė. Nors gal tik panašus. Va, toksai va susegimas. Paimsim, kodėlgi ne. Gal ūkyje pravers. Saulutės visiškai nesimato, vėjas pučia. Ir galvoju, kad jau reikia važiuoti namučio. Prisikasinėjau šiandien, tai gerokai nuo dūšios taip. Beveik 5 valandas, 15:05. Pradėjau prieš 9. Nu, normaliai, aš pavariau normaliai. Jo, tiek va čia pavyko man rasti visko. 4 sidabrai, 2 kaltinukai, meilės žetonas padarytas iš Vilimo 3 6 pensų. Sidabrinis antpirštis, gaila, kad toksai palūžęs, bet ką padarysi. Saga, sagulė tokia įdomi. Šitas užsegimas, satėlė kažkokia tai. Na ir variokų kruvytė. Taip normaliai. Šitas nustebino. Cartwheel Penny. Tokia monetėlė. Na, čia visokie apie nieką, monetos apie nieką. Nors iš tikrųjų viena buvo arabiška kažkokia tai. Viena airiška. Airiškas pusė penso Jurgio 2 buvo, bet dabar nebežiūriu. Va čia šita va arabiška. Jo. Nu, normaliai. Pustis negaliu. Šiandien atidirbau savo. Prisivaikščiau. Tai va, visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Ate.